Sveiki. Kadangi atėjo toks laikas, kad reikia pagaliau susivesti visus savo padarytus darbus ir svarbiausius darbus tame, kad tų visų žurnalų pildymai dabar atsirado, tai kurie ganėtinai nervina. Nervina dėl to, kad negalima susivesti tada, kada tu labiausiai to nori. Ir kada tu gali tai padaryti, o turi laikytis tam tikrų taisyklių, kaip pavyzdys, kiek ten 15 ar 20 dienų po darbų turi susivesti viską. Tai faktiškai po vasaros dar turi faino laiko atsisėdęs 11-12 nakties ar kelintą susivesti, nes paskui bus per vėlu. Susivesti viską, man tai atrodo visiškas absurdas ir tai turėtų būti arba susivesti iki naujų metų už visus metus. Tiesiog mes viską pildomės, mes viską turim, tik tais paskui viską į programą sukelt. Plius, ta visa valstybės padaryta programa, jinai yra, kaip jie čia gražiau pavadint, netobula. Ir kada programa yra netobula, tu apsikrauni dar trigubai, kad tą programą įvaldytum ir kad viską susivestum. Bet laimiai, kad turim tokius dalykus kaip geoface'ą visą ir tiesiog viską galim mygtuko paspaudimu, kaip pavyzdys, čia man turėtų kitais metais būt alebitinė facelė, bet keičiasi planai ir čia yra jau žieminiai kviečiai. Išsaugom ir pasikeičiam. Tai čia vienas paprasčiausių darbų, tačiau kuom geoface'e gerai, kad tu gali išsiųsti savo visus darbus tiesiai į PPIs, į visą tą sistemą ir joje neapsikrauni, tiesiog čia užsipildai ir išsiunti. Nu, cukrinių runkelių derlių nuiminėjom. Tenka vežt, nes krūvas toliau, nenori važinėti, nors biškai kitaip buvo kalbėtasi, bet nesvarbu. Tai žodžiu, nukasinėjom tos runkeliukus dabar, kažkada išvešim irgi ten po 2 savaičių ar kažkada, kada eilė ateis. Tai tenka varyt va dabar. Derlius kažkas apie 7-5 buvo vienam lauke, šitam lauke neįsivaizduoju ir sakė, labai sunku skaičiuoti, kada į priekabas kraudom. Aš tiesiog po vieną priekabą išpilinėjau ir į eilę ir viskas. Nespėjau suvažinėti, o čia visiškai vietoj, bet niekaip nespėjau. Gal ir gerai byra čia šitam gale. Nu, bus matyt, kai išvešim pilnai. Turiu ciongo duoti kaip reikalas. Nu, pavarė per naktį. Baiginėja va ten cukriaką. Keli čia kokį hektaras, 2 gal liko. Hektaras gal koks. Tos pavarus nepavažiuojam. Atvažiavau su skutiku, o jau kokį krūvą. Čia yra nuo 18 hektarų. Čia ir ten dar, va, tiek pat. Ir va, baiginėja kast. Nu, kažkas birėjo čia tų runkelių, kad ir be lapų jie. Kažkas birėjo. Atvažiavau su skutiku dėl to, kad važiuosim sėti kviečių dar čia. Čia yra kur kas sausiau, tai man atrodo geriau tokie vėlyva sėja negu kokio dydžio jinai. A galima pafilmuoti? Reik mokėti. Reik mokėti, ne? Kaip sekas? Gerai. Gerai, yra tonų.
Kažkas jau ir. Ką? Kažkas jau ir. Kažkas jau yra, ne? Atvažiavom, bandysim sėdar čia šiandien. Šiandien jau gerai. Nu. Tai jau žulai tau žada. Nu tai va, gal kažkiek dar spėsim. Šakis čia. Kaip susėta? Nu. Iš rankos turi varyti, ne? Va. Lapų nėra. Dėmesio radio centro klausytojai, radio centro eteryje rubrika Tarp eilučių. Tarp eilučių, o tarp eilučių mes randame kas? Kas ten Kirilas, Kirilo ausis ir Brūžo ūsai. Tarp eilučių, taip. O tarp eilučių, tarp jų dar gal ir Martynas Nevinskas kartais įlenda. Na, žodžiu, kol kas ten tas dubučiais nesis. Pats kombainas sveria 36, man atrodo, tonas ir dar ant savęs pasikrauna 25. Nuo cukrinių runkelių labai priklauso, kokie cukriniai runkeliai, kiek jie patys sveria ir matot, kaip jisai važiuoja. Čia kas nesupranta, jisai važiuoja dėl to, kad nemintų žemės. Visi ratai važiuoja, nemina toj pačioj vietoj visas svoris. Tai va, to aš varau skus, bandysim važiuoti sėt. Nežinau, man atrodo, mums taip atrodo, kad geriau prastesni žieminiai negu vasariniai, nes su tais vasariniais tai irgi čia. Tai va, norim dar 20 hektarų patokių pasisėt, dėsim po 300 kg, jeigu bus šilta, bus viskas super. Svarbu išdygtų kažkas ir bus gerai. Krito apsauga mano ta visa. Sėjom, kasėm runkelius per patį lietų visą, tai, ir labai išsivažinėjo. Čia vakar buvo sausa, šiandien sausa ir net Latvėžės neįsivažinėjo, tai tikiuosi, kad galėsim sėti, reikia skambint. Taip, įsijungiam priekį, įsijungiam navigacinės. Dabar paskaičiuos, bet pasižiūrėjo hektarų kiek yra, bendrai skaičiavo, sako, labai yra netikslu, nes vakar su priekabą vežėm, nepilnais bunkeriais įsipilinėjo, kada pilnais bunkeriais jie įsipilinėjo, jie gali pasakyti maždaug, kiek tonų kasasi, o dabar vakar labai nemažai vežiau su priekabą čia nuo tolimiausio taško, nes negalima, per toli tiesiog yra laiko švaistimas ir jiems suprantama tas. Tai vat, taip grubiai skaičiau 8,5, bet gali būti ir kur kas mažiau. Gali 70 13, nes nepilni bunkeriai. Tai va dabar, kas sakė, šiaip neblogai, sakė, atrodo, tai... Na, čia pasisėsim, bet čia bus... nors mes ten kviečių turim, tai kiek čia pasėsim, tiek vis tiek bus kampas pasėtas, gal ir visą užsėsim lauką. Ėmam seną tašką, va, kokį buvom pasirinkę kitam lauke liniją, koks čia skirtumas. Ta dirbimo.
Taip, nuleidžiam biškį ratus ir biškį tada per cilindrus. Pasidarau taip, kad patarė, kad ratus laikai žemiau ir tada kilnoji ant cilindrų ir tada gerai gaunasi. Nu, turėtų tikrai čia sėtis, jau matosi jau išdirbos vien. Galvoju, kad aš esu per statų kampą pasiėmęs. Reikia persidaryti biškį. Neatitiko. Ne tas ryčiakas. Ir sėja jau vyksta. Rapsai gerai čia atrodo. Visai nieko. Skorpionas. Siutalas. Važiavome paskutinį lauką, prilijo savaitgalį nemažai, tai keliom dienom nusikėlus va dar sėja, bet 4 hektarai, 3,5 gal kokie. Reikia po cukrinių runkelių pasėti. Paskutinį laukelį. Geras skutikas, patinka jisai man. Tai va, dar čia va vietom vanduo stovi, tai čia tokią juostą ir paliksim palei tą cukrinių runkelių krūvą. O sėta būdavo va šitai, dabar sėsim va palei cukrinių runkelių. Tai va taip, va, reikia visą lauką išdirbti ir pasisėt dar. Nes čia, man atrodo, dar ir be riminė uždėta yra, tai reikia būtinai pasėti. Galas išdirbtas, šlautis pasileist. Va,
realiai nereikia, tai svarbu prasilyginti. Paskutiniai kviečiai sėjasi. Kai kokią pavasarį geram sausavą. Giliai nekišam. Ačiū, kad žiūrėjot. Jau išsėjos tikriausiai pirmas ir paskutinis video toksai vėlyvas. Tai paspauskit prenumeruot. Mygtuką parašykit kokį nors komentarą. Ir susitiksim rūkelių krovimo darbuose, kurie tikiuosi bus neužilgo. Čiau ir iki.